Tai va, čia yra jaunimo teatro Rūsys, kuris taip pat yra ir repeticijų salė. Kai jame nerepetuojama, stovi stalo teniso stalas ir aktoriai ateina čia užsimiršti ir atsipalaiduoti. Ir kas yra 21 amžiaus ženklas, ta prasme, kad stovi ne buteliai su užkanda ir negirtuokliaujama, o sportuojama. Tai va, o mes čia repetavom. 2 mėnesius kiekvieną dieną nuo 11 iki 2 ir nuo 4 maždaug iki 8. Tai kadangi mano vaidmuo Nauberto spektaklyje pagrindinis, tai aš buvau visas repeticijas, ateidavo ir kiti aktoriai, kurie man padeda šitame spektaklyje, tai Rūta Jonikaitė, Motiejus Aškelovičius ir Kristina Andrijauskaitė. Rūsys buvo iš tikrųjų labai gera pagalba tam personažui ir tai temai atskleisti. Čia buvo sumažinto mastelio pastatyta visa scenografija, kurioje gyvena tas menininkas, kurį aš vaidinu spektaklyje Chroma. Tai jo toksai šiltnamiukas, kuriame jisai augina gėles, jame miega popiečio miego ir naktį miega, yra čiužiniai keli sporto patiesti, antklodės, jo visokie užrašai, reikalai. Buvom pasidėję kavos aparatą, kurį naudojom ir berepetuodami, ir aš bevaidindamas ir atlikdamas visas improvizacijas. Naudodavau. Naubertas su dramaturgu Maksimu Teteruku, pavyzdžiui, ypač vakariniai repeticijai, užduodavo man kokią nors užduotį. Pavyzdžiui, kaip tavo personažas grįžęs iš miesto gyvena savo vakarą, kaip nueina miegoti, kaip pabunda, galbūt kaip sapnuoja, ką atsimena. Ir duodavo jie man kokią 40 minučių, valandą, palikdavo vieną šitam Rūsy. Ir aš čia kuisdavausi. Ir pamiršdavau, kad ta kamera įjungta. Ir įsivaizduodavau, kad gyvenu to mūsų sugalvoto menininko gyvenimą. Ir mane iš šitų improvizacijų ir sapnų, vaizduotės žaidimų pažadindavo atėję Maksimas ir Naubertas. Jie beje abu režisieriai, Maksimas dar ir dramaturgas. Rėmėmės mes Dereko Džarmano dienoraščiais. Tai aš jų nepasakosiu, bet jisai kažkuria prasme man labai tiko kaip alter ego tam tikras ir mano kaip Dariaus Gumausko ir kaip aktoriaus ir labai tiko šitam veiksmui. Ir kažkuria prasme kūrėm lietuviško užmiesčio ir atsiskyrusio menininko istoriją, kuri prasideda ir juokingai, ir kažkuria prasme tragiškai. Kaip sakė vienas mano draugas, muzikantas ir
kompozitorius Vytas Leistrumas pažiūrėjo šitą spektaklį, kad jisai daugiau primena vidinį monologą, nei kad kažkokį tai, nežinau, manifestą. Ir man tas patinka. Aš į šitą spektaklį taip ir žiūriu, kaip į vidinį monologą, kurį išgyvenu kartu su žiūrovais. Tai va, jisai šiaip persmelktas yra ne tik mano asmeniškumais, bet ir Nauberto ir Maksimo asmeniškumais. Tai, pavyzdžiui, galiu parodyti nuostabų chalatą, kurį Naubertas atnešė iš savo namų ir kurį mes aktoriai naudojam netgi keliese. Jisai yra labai jaukus ir labai man padeda, sakoma, įsijausti į tokį tam tikrą liūdną, kažkiek arogantišką, nuskriaustą, vienišą menininką. Dėl ko aš taip sakau? Dėl to, kad spektaklis prasideda nuo to, kad jis grįžta namo. Grįžta namo į savo užmiesčio namelį. Traukinyje gavęs į nosį. Nes kaip ir tu dabar, tai taip ir mano personažas mėgsta leisti laiką filmuodamas žmonės. Spektaklyje taip pat naudojama tokia išskirtinė kamerytė Sony, dar tokia senovinė 90 kažkelintų su kasetėm, su laidu spektaklį, su viskuo. Tai yra iš esmės mano pagrindinis partneris, kuris lydi, ir daiktas, kurio dabar mes čia neturim, bet jeigu ateisit 21 dieną, tai būtinai pamatysit. Ir jisai filmuoja žmonės, apmąsto juos, žiūri, kaip jie elgiasi tam ekranėlyje, ar jie pastebi jį, ar jie koketuoja su jo kamera, ar jie pyksta ant jo kameros. Ir jisai taip užsimiršęs ilgokai filmavo vieną tokį jaunuolį. Vieną tokį gražų jaunuolį. Ir nesugebėjo atitraukti nuo jo kameros, kai jau buvo per vėlu, kai jau suprato, kad yra pastebėtas. Ir tas jaunuolis ką? Atsistojo, priėjo ir dėjo jam į dūdą. Ir nuo to prasideda mūsų spektaklis apie apmąstymą smurto ir fašizmo. Ir apie ieškojimą šaknų, žmogiškų šaknų, iš kur atsiranda šitie dalykai. Kadangi personažas nėra jaunas, tai jis jau gali būti ir pakankamai atlaidus net ir tokiam dalykui. Prisimindamas savo jaunystę, kai buvo karštas ir mėgo pats pasiskėričiuoti rankomis, jisai kelia klausimus, iš kur tai atsiranda. Yra tokie Maksimo tekstai, kur jisai rašo, o jeigu, pavyzdžiui, visuomenės dauguma nuspręstų, kad mažuma trukdo, bet kokia dauguma nuspręstų, kad trukdo bet kokia mažuma.
ir nuspręstų jos atsikratyti, nes yra galios pozicijai. Tai yra paprasčiausias veiksmas tiesiog atsikratyti, eliminuoti tai, kas mums trukdo. Ir menininkas pradeda svarstyti nuo pat pradžių spektaklio ir svarsto šitą temą įvairiom formom. Prabudęs, galvodamas apie vaikystę, galvodamas apie tai, kodėl vaikai yra linkę įbėgti į balandžių būrį ir išbaidyti juos, ką tai reiškia, kaip šitas malonumas paskui atsiliepia žmogui būnant suaugusiu, kai tu prisiminęs savo sėkmę, išbaidydamas kates arba paukščius, arba mesdamas į jas akmenį, tu supranti, kad gali išbaidyti ir žmonės, ir tai veikia, tai keičia savo formą, tai teikia begalinį malonumą, nes greitai keičiasi pasaulis. Tai šitos dalykus mes tyrinėjame su Naubertu ir su Maksimu ir su kitais kolegom. Grįžtant prie šito rūsio, šitam rūsy kurti spektaklį buvo neįtikėtinai jauku, o išeiti į sceną kažkuria prasme su vidiniu monologu, ne su cirku, ne su triukais, ir nėra paprasta. Bet tai pavyksta mums kažkaip tai pajungti šitą nerimą ir šitą baimę pavyksta pajungti būtent į to menininko net fiziologinį tam tikrą trapumą. Dabar aš net negaliu kažkaip tai nejungti 21 dieną vyksiančio kultūros bendruomenės protesto su šituo spektakliu. Tai ir ne tik dėl to, kad jisai vyksta tą pačią dieną, bet pasirodo jau tenka įrodinėti dideliai daliai Lietuvos žmonių, kad mūsų darbas yra darbas, mūsų darbas yra reikalingas ir vertingas. E, 21 dieną 12 valandą prieš spektaklį aš eisiu kartu su visa kultūros protesto bendruomenė. O tada ateisiu čia į teatrą ir pradėsiu ruošti spektakliui ir bandyti švelniai įrodyti žiūrovui, kuris ateis, kad mūsų profesija taip pat yra darbas ir mes dedamės darbinį kostiumą ir jį netgi paskui tenka gerokai plauti jaunimo teatro aprengėjams. Taip kad mes ir suprakaituojam, ir išsipurvinam, ir pavargstam, ir patiriam traumas, ir fizinės, ir psichologinės. Tai va, ačiū. Lauksiu jūsų 21 dieną jaunimo teatre.